Sveiki žvejai ir gamtos mylėtojai. Šiandien vėl savaitgalis ir aš, kaip ir kiekvieną savaitgalį, kaip ir daugumą, važiuojame prie ežero. Šiandien mėginsiu žvejoti ir iš to pačiu išbandysiu jaukinimo laivelį. Manau vėl su GPS, kuris nuplaukė ir grįžta vieno jungtuko paspaudimu. Taigi, darysiu jauką stambesnį. Tai bus granulės, kukurūzai. Kukurūzinės granulės. Ir visą šitą mes plukdysim su laiveliu. Taigi, kukurūzų dėsim šutintų. Spudmiksą 4 grūdų, kuriame taip pat kanapių yra. Kukurūzų paskanintų braškių skonio. Ir sudėsiu visus tuos šutintus kukurūzus. Visą šitą masę dar paskaninsiu jauko priedu XXL karp dideliam karpiui, kad skleistų kvapą nuo savęs, viliuotų didelius karpius. Viską išmaišysiu ir duosiu šiek tiek pastovėti, kad įsigertų į peletės. Nu ką, pastovės ir bandysim jaukinti. Jaukas pabrinko ir aš jauką dėsiu į laivelį. Įsijungiu laivelį. Rodo bateriją. Kiek liko talpos energijos. Instrukcijai rašo, laivelis talpina 2 kg jauko nuplukdinti. Na va. Taip, dedu laivelį. Taip pat šitam laivelį yra echolotas įdiegtas. Aš taip pat matysiu, kur jisai plaukia, koks yra gylis ir ar laikosi žuvis. Jungtuko paspaudimu aš įjungiu echolotą. Įsijungia echolotas. Esu pasižymėjęs jau tašką. Man belieka tik tais paspausti, kad jisai plauktų link nustatyto mano taško. Tai vienos knopkės paspaudimo aš paspaudžiu ir jisai jauką plukdina. Plaukia į nustatytą vietą. Atplaukia. Ir aš paspausiu, kai jis nuplaukia į vietą, kad išmesti krovinį. Išmetė ir spaudžiu namelį, tai grįžti atgal. Ir jis grįžinėja. Echolote mes matome gylis. Jis rodo gylį. 2 metrai 2, kuris plaukia, koks yra gylis. Mes taip galime susirasti gilesnę vietą, kur stovi žuvis, perkritimus dugno ir ten, tarkim, mes su meškere nepajėgtume tiek numest, o su laiveliu nuplukdytume. Tuo pačiu mes su laiveliu ir nuplukdysime ir jauką. Jauką ir savo masalą. Matom žuvis, bet stovi 0,9 metrą, aukštai, dar viena aukštai žuvis stovi. Tai tikrai labai patogus daiktas, jaukinimo laivelis su GPS-u būtent, kad jūs pasižymite tašką ir visada laivelis nuplauks į tą pačią vietą ir grįš
atgal namo. Labai tai svarbu žvejojant irgi naktį, nes jūs galite nesiorientuoti, netiksliai pašerti ar numesti masalą. O laivelis nuplukdys jūsų masalą į pašertą vietą ir nuleis būtent tenai. Taigi tokie yra tikrai dideli privalumai laivelių. Laivelius galite įsigyti, mes turime jų didelį pasirinkimą, viskas.žvejui.lt. Viskas, laivelis jau pas mane. Galėsiu vėl prikrauti jauko ir toliau plukdinti. Šiandien žvejuosiu vienu iš populiariausių ir man mėgstamiausių būdų, tai Method Feeder su plokščia šėryklėlė. Ir jaukui naudosiu Method Feeder skirtas granulės. Tai labai patogus būdas paruošimo. Madix jauko peletės, jas supilu į indelį. Užtraukiu tinkliukų, kad neišbyrėtų, ir užpilu vandens. Būna įvairių skonių, taip pat karbzumo būna indelėse, visokiausių variantų skonių, žuvinių, vaisinių, tikrai gama didžiulė. Jos pastovi vandenį, neilgai. Kaip yra šilta, užtenka realiai pusę minutės, mes visada spėsime dapilti vandens, negu permirkinsim ir gausis iš tų jauko granulių pelečikių plastelinas, kuris netirps iš šėryklos, tai bus blogai. Mes spėsime sudrėkinti, jeigu kas. Tai va, pastovėjus, vandens gaus, apverčiam šitą indelį, viskas nubėgs, dar kiek liks drėgmės įgers pelečikės, jos bus byrios ir puikiai tiks mum į tokio tipo vadinamą Method Feeder šėryklėlę plokščią. Sprausti, kabliuką su smeigtuku, irgi taip pat paprasta, nereikia su vašeliu perverinėt, labai patogu ir greita žvejyba. Aš tas granulės patogiai prie kėdės persibersiu. Šį kartą naudoju fluorescencinės ryškės granulytės. Method Feeder naudoju plokščias Karbzumo Feeder Competition šėryklėlės, labai puikios, nes neturi viršui kilpučių, neužsikabina kabliukas. Ir kabliukus su smeigtuku Feeder Competition. Na, bailiukų turiu pilną galybę ir mano vienas mėgstamiausių pasitvirtinęs tai Madix česnakiniai, baltas ir raudonų spalva. Tikrai veikiantis, ne vienas sykį pasiteisinę. Užnersim ant smeigtuko. Įdedam į kaušelį, dar tuo pačiu paskaninsim česnakiniu. Sviestą sviestuotą padarysim. Ir įdėsim ryškias granulytės į formelę. Jas suspausim. Ir mums gaunas va taip labai puikiai vyšnia ant torto. Dabar, ką aš toliau darysiu? Aš visą šitą šėryklėlę turiu įstatyti į laivelį. Atidariau laivelį, įsidedu į laivelį ir dabar ant viršaus špilsiu jauko ir laivelis nuplukdins būtent ten, kur mes pasižymėjom šitą vietą. Ir prieš tai buvom jaukinę su laivelio pagalba. Jis mums nuplukdins būtent tenais. Įjungiam.
Taip, įsižymėjom. Įdedam. Ir spaudžiam į tašką. Čia valą atlenkiam, viniuojasi. Ir laivelis mums plukdina. Tiesiai ir pašersim būtent tenais. Nu va taip, puikiai su laivelio pagalba nuplaukėm, užsišėrėm tiksliai į vietą ir laukiam kibimuko.